Galbūt priešingai, mes esame, reiškia, tie, kurie ateina absoliučiai su naujom taisyklėm. Mes, reiškia, nei vienas iš mūsų sąrašo, reiškia, nekandidatavo niekada, vienas kandidatavo, bet nei vienas, reiškia, nebuvo, reiškia, Seime. Tai reiškia, mes nesame susitepę niekaip su valdžia, mes nežinome tų politinių, reiškia, ten visokių peripetijų ir visa kita, mes nebaigė jokių politinių mokslų ir visa kita, mes neangažuoti esame šitos sistemos ir mes ateiname absoliučiai su tuščiu popieriaus lapu ir mes sakome, reiškia, jau tie žmonės, kurie buvo 1 kadenciją, 2 kadenciją, 3 ar 5, jie prarado savo, reiškia, galimybę toliau, reiškia, dalyvauti politikoje, todėl kad jie, reiškia, sakykime taip, neįgyvendino tų tikslų ir davedė Lietuvą iki to, kuri dabar yra. Tai todėl reikia keisti absoliučiai visą situaciją ir įsileisti tuos žmonės, kurie niekada nebuvo, bet turi, reiškia, kompetencijų įvairiose srityse. Aš turiu teisinių kompetencijų, Eduardas turi medicininių, reiškia, pas mus eina energetikos vienas specialistas ir visą kitą. Nei vienas iš jų nedalyvavo, reiškia, aktyvioj politikoje niekada. Todėl čia aš manau, kad mūsų yra didžiausia ir išskirtinė savybė, lyginant prieš visas kitas partijas ir opozicinės ir neopozicinės.